Kągi, būkite pasveikinti. Karšta diena, laukose. Oi. O tokie va laukai. Žemė labai sausa, pažiūrėkit, kaip suskilinėjus. Suskilinėjus žiauriai. Eseksografistė. Pasinėjom čia su tokio klubeliu vietiniu. Buvęs aš čionais. Buvo daug ir monetų. Ten toksai yra laukelis kvadratinis, visai nedidelis, tai daug monetų suradęs. Bet nieko ten seno nebuvo. Šiandien vaikštau tarp šiukšlių. O visokių va radinukų. Čia pasidėti, kad saulė neustotų. Tai pasidarysim. Žodžiu, o tokį saktelį radau. Aš manau, čia bus 17-18 amžius. Tikrai nebus senesnė. Keletas monetų. Čia kažkokia tai neaiški moneta papuolė. Vis bandau suprasti, kas čia per moneta. Niekaip nesuprantu. Kažkokia tai reiks valyti, reikės aiškintis, bet nieko seno. Čia dar porą puspensių tokių visiškai nublankusių, tokių numirusių. Na, galvoju, kadangi karšta, jau pusantro butelio vandens išgėriau, tik tai 2 su savim turėjau kupriniai pasiėmęs. Galvoju, reikia eiti iki mašinos, pasiimti vandens daugiau gal. Bet ten hebra kala, ten buvo radę keltų auksinę monetą kažkadaise. Na ir aš čia vaikščiau zigzagais, galvoju, gal ką nors ir rasiu, nes jie visą laiką bėga į tą kampą ten, kur buvo rasta, bet jau viskas rasta, jau jos nebėra. Na, galvoju, eisiu iki mašinų. Mašinas kažkur ten toj pusėj, ne per toliausiai, dabar nesimato, nes ten toks kalniukas. Ir einu, signalus renku, šiukšlės. Ir pats, ką radau, tai net įsižiojau. Pagaliau. Šitą daiktą man truko rasti 10 metų. 10 bladį metų. 10 metukų. Tai yra keltų auksinė moneta. Geležies amžius. Vat. Vienoj pusėje tokia. Nieko ypatingo. Bet kitoj pusėje. Čianais yra arkliukas. O, matot, ten arkliuko veidukas tipo. Arklys buvo šventas gyvūnas. Pas keltus. Šitą monetą vadinasi steiteris. Tai vat, jie maždaug, aš nežinau kiek, reikia žiūrėti, bet gali būti ir 50 metų prieš Kristų, gali biškai būti ir po Kristaus, nežinau. Tai reikės aiškintis, kas per gentis, nes čia Anglijoje keltai gyvena daug genčių. Jie tarpusavį ir kariavo, ir prekiavo, ir draugavo, ko tik nebuvo. Žodžiu, eina savo pilnas steiteris. Jie būna ketvirčiai steiterių, tokie nedidelės būna, o iš galo Belgijos, tai iš kontinento būna atplukdytos tokios didelės monetos auksinės. Nu, bet šita irgi nemaža. Nežinau, kažkur tai jie gal 6 gramai aukso turėtų būti. Pagaliau, žinokit, laimės belekiek, nes ieškojau aš jos, nežinau kiek metų. 10. Kažkur tai 10 metų man truko. Ir pagaliau, po ilgų ieškojimų, matė tokią formą jį tokia įdomi. Mano auksinė, pati seniausia auksinė moneta per 10 metų. O kiek monetų suradęs? Sakyčiau, 11 ar šita 12, man atrodo, yra iš viso per 10 metų. Taip. Nu, žinot, tikrai nesitikėjau tokio grožio šiandien. Bet ką aš galiu pasakyti? Va, kaip matot, netikėtumai. Draugas buvo man atvažiavęs, vaikščiom, jisai išvažiavo. Ir aš sakau, aš pavaikščiosiu, ką namie vis tiek, kaip sakant, laukuose vis tiek geriau. Gal ką nors rasi, o namie ten prasėdi šeštadienį, lauki savaitgalio, kaip ateina ir viso gero. Nu, nežinau. Aišku, dar galima vaikščioti, bet aš nežinau, ar dabar jau, ar verta. Vis dėlto radau.
Šiandien Razbainikas išgers alaus, man atrodo, ir rytoj jam Makaulytė turbūt zvims. Bet, kaip sakant, turiu tam didelę priežastį. Va tai tau, keltų monetą. Parašysiu šone, kas per gentis ir kokie metai, kaip įsiaiškinsiu. Nes jų labai čia visokių yra. Eik tu savo. O čia klubas šitos laukus daužė nežinau kiek metų. Ir kiekvienais metais po porą kartų atvažiuoja į šitą lauką. Ir va. Nu ką, visiems dėkingas, kad žiūrėjot. Tikiuosi pamatėt kažką naują, ko dar nematėt. Nes ne kiekvienas randa tokių monetų. Nu, jos nėra labai super retos. Aišku, daug kas jų randa, bet ne kiekvienas. Man trūko 10 metų. Tai vat. Tiesiog. Na štai jau namuose nuploviau monetą, pasvėriau, sveria lygiai 6 gramus. Geležies amžiaus auksinė moneta, kaldinta maždaug šiaurės Prancūzijoje 50-60 metų prieš Kristų. Daugiau nei 2000 metų monetai, 2100 metų, dar nėra, bet panašiai. Ką dar norėčiau pasakyti, atkeliavo jinai iš Prancūzijos, jos gana dažnai pasitaikančios pietinėje Anglijoje, greičiausiai mainais, kažkokie tai prekybos keliai buvo. Tai vat, maždaug tiek apie šią monetą. Esu labai laimingas, nes mano seniausia auksinė moneta rasta. Tai vat, visiems ačiū labai, kad žiūrėjot. Susitiksim kitą kartą ir visiems gerų signalų po ryte. Ate.